Grįžti į formą po nėštumo yra labai jautri tema kiekvienai jaunai mamytei. Aš jau dariau panašų video šią temą, bet ten labiau kalbėjom apie fizikinį aspektą. Aš prisegsiu šį video čia, paskui galėsit pažiūrėti. O šiandien pakalbėsim apie emocinę būklę ir apie taip, kaip iš tikrųjų atsigauti po nėštumo ir grįžti į formą emociškai ir psichologiškai. Be abejo, nesu psichologas, bet esu mama, kuri ten buvo 2 kartus. Ir abu kartus motinystė man sekėsi pakankamai sunkiai ir yra dalykų, kuriuos aš norėčiau daryti kitaip arba žinoti anksčiau arba nedaryti. Ir šiame video šiandien jais pasidalinsiu su jumis, todėl visiems hi, aš esu Viktorija ir welcome back į mano kanalą, kur mes leidžiam laiką su talku. Mėgstu sakyti, kad buvau ten 2 kartus ir abu kartus dariau tai neteisingai. Kartais tiesiog galvoju, kad tuo metu per daug iš savęs reikalavau, per daug norėjau sugrįžti į formą, per daug norėjau tapti tokia pat, kaip buvau anksčiau, neatsižvelgdama į tai, kaip iš tikrųjų tai emociškai sunku. Norėtųsi tiesiog daugiau atstoti nuo savęs, duoti savo daugiau ilsėtis ir atsigauti. Visų pirma, nelygink savęs su kitom. Mes visos esam skirtingai, visos skirtingai praeinam pro tai, kad ir kaip nėštumas ir gimdymas yra toks natūralus procesas ir visos moteris, kurios pro jį praėjo lyg ir pro tuos pačius dalykus, tačiau visi mes praeinam pro jos skirtingai. Mūsų kūnai yra skirtingi, mes atsigaunam skirtingų greičių, vieniems reikia daugiau poilsio, kitiems mažiau, vieni turi daugiau pagalbos, kiti mažiau. Niekada nereikia lyginti savęs su kitom, labai gerai, jeigu galima kartais pasisemti įkvėpimo iš kitų moterų, tačiau jeigu jūs matot, kad tobulas paveiksliukas transliuojamas kitos moters jūs priverčia jaustis, kad jūs esat nepakankamai gera, tai galbūt tiesiog laikas nustoti save lyginti su kitom. Aš turiu vieną draugę, kuri yra 4 vaikų mama, ji turi savo daržą, ji yra tiesiog nuostabi namų šeimininkė, ji viską daro, ruošia valgyti, tvarkosi su tais vaikais ir aš gaunu iš jos labai daug įkvėpimo. Ne dėl to, kad aš noriu daržo, aš nemėgstu šitų dalykų, o tiesiog tą moterišką įkvėpimą. Aš žiūriu ją ir galvoju, kokia jinai šaunuolė, kokia yra stipri moteris. Gauti įkvėpimą ir paskatinimą be abejo yra nuostabu, tačiau jeigu jūs matot, kad tobulos mamytės fitness influencerės kontentas priverčia jūs jaustis lyg blogai dėl savęs, lyg jūs esat nepakankama, reikia mažinti tokį kontentą ir kuo mažiau žiūrėti ir žvalgytis į kitų pasiekimus. Ir be abejo, vienas svarbiausių dalykų tai yra susirasti palaikymą. Ir aš sakau susirasti dėl to, kad dėja dauguma moterų, kiek man tenka matyti ir bendrauti, vis dar negauna palaikymo iš aplinkos. Vis dar kažkaip šeimos, artimi žmonės, mamos, močiutės nesugeba duoti palaikymą ką tik pagimdžiusiai moteriai. Neretai mūsų moteris girdi kažką tokio kaip, oi, kad tu čia iš savęs vaizduoji ypatinga, visos gimdo, nieko čia tokio, visos pro tai praeina ir tu čia maždaug nevaizduok. Ir kai tau ir taip yra bloga, tai yra tie žodžiai, kuriuos tu mažiausiai nori girdėti, nes tau ir taip sunku, o tu dar girdi, dėl ko tau turėtų būti gėda, kad tau sunku, dėl to, kad nėra čia tau nieko sunkaus ir iš viso tu nesi čia nieko ypatinga ir išskirtinė. Ir be abejo, aš suprantu, kad pasaulio mastu naujo žmogaus gimimas yra įprastas reikalas, tačiau vienos šeimos atžvilgiu tai yra stebuklas. Ir tikrai norėtųsi tokiom akimirkom pasijausti šiek tiek išskirtinę, bent jau savo šeimai. Jeigu jūs turit palaikančią šeimą, tai vertinkit, tai be abejo tai yra labai svarbu, tačiau daug moterų to nėra gavę ir tokiais atvejais reikia bandyti ieškoti tą palaikymą kitur. Neklausyti aplinkinių, kurie sako, kad mūsų laikais nebuvo jokių depresijų ir visi užaugino normaliai vaikus. Depresijos buvo ir su tuo yra susiję nemažai tragedijų ir apie tai tiesiog buvo neįprasta kalbėti, tai buvo gėda. Jeigu jūs nerandat palaikymo savo šeimoje, ieškokite kažkur kitur, tarp draugių, tarp pažįstamų ir jeigu jūs savyje matot bent vieną iš pogimdyvinės depresijos požymių, būtinai kreipkitės pagalbos, nebijokit, neklausykit žmonių, kurie bando priversti jūs pasijausti kažkaip blogai, kad kaip čia jūs jaučiatės, tai blogai, tai ką jūs čia maždaug savo vaiko nemylit ar kažkas. Kalbėkit apie tai su savo gydytoju, nebijokit kreiptis pas psichologus, dėl to, kad 2 dalykai gali būti tiesa vienu metu. Tu gali be galo mylėti savo vaiką ir tuo pačiu metu būti be galo pavargusi ir išsekusi nuo savo vaiko ir neatsigavusi po gimdymo ir po nėštumo. Ir tai yra normalu, jeigu jaučiat savyje tą poreikį,
būtinai kreipkitės pagalbos ir ieškokite palaikymo kitur. Ir stenkitės per daug nepykti ant savo vyro, jeigu jis nesugeba jūsų palaikyti taip, kaip jums tuo metu reikia, dėl to, kad net jeigu jis yra geras vyras, mylintis tėtis, rūpinasi jumis ir padeda, jis vis tiek nesugeba suvokti, pro ką tik praėjo jūsų kūnas. Ir tai yra natūralu, jis tiesiog fiziologiškai niekada to nepatirs. Dėl to, net jeigu jis empatiškai jums padeda ir užjaučia, jis vis tiek negali jums suteikti profesionalios pagalbos, jeigu tokia reikalinga. Venkit negatyvios aplinkos. Ir aš dabar kalbu apie viską. Ir apie neigiamai pakrautą turinį, kurį mes vartojam kiekvieną dieną, ir apie neigiamus žmonės. Jūs ką tik pagimdėt vaiką, jūsų kūnas atsigauna, jūs blogai miegat. Mažiausiai, ką jums reikia, tai žiūrėti pavyzdžiui žinias. Aš nesakau dabar atsiriboti ir negalvoti apie tai, kas vyksta pasaulyje, bet esmė yra tokia, kad mes žinom, kad pasaulyje yra karų, mes žinom, kad žūsta žmonės ir vaikai, mes žinom ir taip žinom, kad yra daug dalykų, kurie yra neteisingi, nesąžiningi. Ir tikrai nebūtina dar kiekvieną dieną savanoriškai į tai gilintis, tai klausyti ir tai žiūrėti. Jeigu kažkas svarbaus vyksta, tu vis tiek tai žinosi, net jeigu nežiūrėsi jokių žinių, net neskaitysi tos žiniasklaidos. Ir kai tavo hormonai šėlsta, mažiausiai reikia dar papildomų trigerių iš išorės. Ir jeigu yra neigiamų žmonių, irgi vengti su jais bendravimo. Žinot, yra tokių žmonių, kurie visą laiką, tu su jais susitinki ir visą laiką pas juos viskas blogai, pasaulyje viskas blogai, pas juos viskas blogai, darbe viskas blogai. Net jeigu tai yra jūsų kažkokie artimi žmonės, artimi draugai, aš sakyčiau, kad yra laikotarpiai, kai jums reikia patausoti savo energiją, savo nervus. Tai vat pogimdyvinis tas laikotarpis, tai tikrai teisingas laikas patausoti save. Malonūs tikslai. Aš esu toks žmogus, kuris viską mėgsta planuoti, pas mane visą laiką yra dienoraščiai, pas mane yra surašytas mėnesio planas, tas mėnesio planas suskaidytas į savaitės ir po gimdymo, kai tu nedirbi, yra tik tai tie tikslai, kur kiek aš turiu sportuoti, kiek aš turiu numesti, kaip aš turiu grįžti į formą, aš per daug buvau griežta sau. Aš realiai po kelių mėnesių ten jau sportavau kaip įprastai ir aš nesakau, kad tai yra labai blogai, jeigu jūs jaučiatės gerai, tai be abejo sportuokit, sportas, sveikata, viskas puiku. Aš tiesiog sakau, kad nestatykit savo to kaip galbūt esminių tikslų. Jeigu jūs jaučiatės, kad jūs vis tiek norit save kažkaip kontroliuoti ir duoti savo kažkokių tikslų, sukurkit savo kažkokią malonumų planą. Gal tai yra knygų sąrašas, kurios seniai norėjot perskaityti ir vis atidėliodavot, neturėdavot laiko. Gal tai yra filmai, kuriuos norėjot pažiūrėti. Ir blogas oras, neinat į lauką, atrodo, nėra ką veikti. Bandykit pažiūrėti filmus, kuriuos seniai norėjot pažiūrėti. Bandykit skirti laiką savo kažkokiems malonumams. Kai geras oras, galbūt aplankyti, pasivaikščioti gražiose vietose, kurioms anksčiau neturėjot laiko dėl to, kad dirbot ir nebuvo to laiko savo rutinoje. Žodžiu, kol esat motinystės atostogose, vis dėlto bandyti struktūruoti savo savaitę, kad kažką spėt, kad jausti, nes labai moteris skundžiasi, kad neturiu planų ir atrodo visą dieną praeina su pižama, bet ir nieko nepadariau ir jaučiuosi vis tiek pavargusi. Bandykit kažkokią struktūrą savo sukurti, tačiau ta struktūra turi būti su malonumais, su kažkokiais dalykais, kuriuos seniau norėjot padaryti, bet dėl to, kad dirbot, neturėjot tam laiko. O dabar kažkaip bandykit tuos malonumus įtraukti į savo tą rutiną. Ir tie planai neturi būti per daug griežti. Jeigu kažko nespėjot ar nepadarėt, nieko tokio, tiesiog tas planas jis toks kaip rekomendacija savo. Bet be jokių, kad to nepadariau, nepadariau. Tiesiog go with the flow, kaip sakoma. Bet stengtis įtraukti į savo tą rutiną kažkokių malonumų. Savo ir vaikui. Ir dar vienas labai svarbus dalykas – neatsisakyti pagalbos. Niekada neatsisakykit pagalbos. Net jeigu tai žmonės, kurie, pavyzdžiui, atrodo jums, kad jie jūsų nepalaiko, kurie ateidama pas jūs kritikuoja ir jums atrodo, kad labai blogai, aš geriau išdidžiai atsisakysiu pagalbos, kad tik manęs nekritikuotų. Aš kaip žmogus gyvenęs užsienyje ir užauginęs vaikus be pagalbos, aš sakau, kad niekada neatsisakykit pagalbos. Jeigu yra kažkas, kas gali ateiti ir nemokamai padėti jums kažką padaryti, nežinau, ar paruošti valgyti, ar išeiti su vaiku pasivaikščioti, kad jūs kol kas apsitvarkytumėt. Net jeigu tie žmonės, sakykime, ne visai tinkama jums turi vaibą tuo metu, aš žinau, kad aš pasakiau stengtis vengti negatyvių žmonių, bet jeigu tas žmogus yra, sakykime, negatyvus, bet jis jums padeda, stenkitės priimti pagalbą atsiribodami nuo to negatyvų, stenkitės jo kažkaip neimti giliai į širdį. Pagalba yra neįkainojamas dalykas, kai tu esi mama, ypač jeigu pas tavę yra keli vaikai ir tau gali padėti bent kažką padaryti
bent kažkaip tavo gyvenimą, tavo buitį palengvinti, šito atsisakyti negalima. Taip pat, jeigu jūs finansiškai savo galit leisti kai kuriuos dalykus, nebijokit, nes labai daug moterų sako, nu taip, aš žinau, aš galiu, bet aš kažkaip jaustus nepilnavertiška, kažkaipgi kitos tvarkydavosi anksčiau ir nebūdavo skalbimo mašinų, nebuvo to, ir jos tvarkydavosi, o aš kodėl nespėju. Nereikia apie tai galvoti. Jeigu pas jūs yra finansinė galimybė užsisakyti namų valymą, užsisakykit ir neapsikraukit tuo, ko nebūtina apsikrauti. Net jeigu jūs jaučiatės, kad, bet kitosgi spėja ir nelyginam savęs su kitom. Jeigu yra pagalba, nesvarbu, ar tai yra pagalba nemokama, ar tai yra pagalba, nes jūs galit savo finansiškai ją leisti, būtinai ją reikia naudotis. Labai linkiu visoms susitvarkyti su šituo laikotarpiu, jis gali kartais atrodyti sunkus, bet vaikai yra tokie maži tik labai trumpą laikotarpį ir jį reikia išgyventi. Jeigu jis jums sekasi sunkiai, tai sėkmės jums, jeigu jis jums sekasi lengvai, tai aš labai džiaugiuosi už jūs. Nepamirškit spausti patinka, tai yra nemokama, jums nesunku, man malonu, tai be galo padeda tokiam mažam kanalui kaip mano. Taip pat, jeigu jums patiko kažkiek šis video, jums gali patikti šitie video. Ačiū, kad pažiūrėjote šį video iki galo. Visiems. Bye!